Labas rytas, mėlyje. Dar miškelį tamsoka. Taip, kleboniški miškelis tamsus. Ir žinot ką? Eini, kas rytą atrodo, nedažnai matai, bet vis tiek matai, primėtytą šiukšlių. Ir kažkaip nesitikė, kad mėto tai tie, kas gyvena netoli mūsų arba netoli kleboniškių miškelio. Ir atrodo, surenki, paimi ir žiūrėk, vėl atsiranda šiukšlių. Ir tau reikia surinkti. Žinot, aš tikrai nenoriu visai, kad mano maršrutu būtų šitie pridėtas šiukšlių, kažkokia nesąmonė. Kai atrodo, paimk, susirink, nėra sudėtinga, išsinešk. Kas čia tokio, kas čia sunkaus, surink juos, surink. Kažkas geria, degtinė. Oi, įsivaizduok, į miškelį ateina gerti degtinės, alaus. Čia mediniai šitie, jo mediniai, tai jie nieko tokio, galbūt jie čia gali ir, kaip sako, miškelyje ir kirmyt, pūt ar panašiai. Bet kai primėto stiklų, plastiko visokio, tai kažkas tai, nežinau, kažkas tai tokio nesąmoningo. Tai aš nenoriu, kad mano maršrute būtų šiukšlių, aš noriu, kad būtų gražu, tvarkinga, eini, dairaisi. Pagaliau netgi kokie svečiai iš kito miesto atsivedos, kad prasieiti, o tai jau yra buvę ir parodyti, koks miškelis nešvarus, negražu. Aišku, galima pasidžiaugti, kad nėra jis toks nešvarus, bet vis tik atsiranda ir atsiranda. Taigi sakau, kai pamatai, kad jau vėsiu tokiu laiku ir tu matai primėtytą alaus butelių ar ten skarbonkių kokių, kaip taip galit, kai gert šalta ir dar galit gert. Čia matyt, koks plastikas ir nesudegęs laužavietė. O ką kalbėt, visai apie tokius smulkių primėtytų, visai kažkas baisaus, ar ne? Ir kaip jie spindi, žiba iš toli. Matosi, kad nešvaru. Kažkas pakabino ant medžių, tipo, eik ir pasimk. Ir ne? Ir dar ko gero plastikinis. Tai plastikinis, gal koks grybautojas, sakau. Tai mėlyje. Taip, kad jeigu einat į miškelį, pasimkit, nepatingėkit kokį krepšelį irgi. Ir tiesiog einant galima surinkti. Viskas labai paprasta. Ir labai smagu, kai tu tai padarai. Vis tiek einu, vis tiek aš einu kiekvieną rytą. Vis tiek aš matau kiekvieną rytą. Tik atrodo, kažką surenki ir žiūrėk, po kelių dienų, viskas išsivertė. Po kelių dienų ir vėl žiūrėk, atėjo kažkas tai pasidaręs kaip kokią poilsiavietę. Matot, kažkas įsitaisė, galbūt ateina su šeima, ten pavalgo, ten arbata, kava, ten kažką visą kitą. O kažkas ateina ir žiūrėkit, kas darosi. Vėl atrodo nesenai, tik ką buvo švaru ir vėl primėtyta. Matot, kas darosi. Padarykit tai būtinai. Užsidėsiu pirštinę. Padarykit tai būtinai. Surinkit, jeigu kažkam tai sunku, nemeti. Tai, žinau, nėra sudėtingai ypač visokį plastiką. Surinkai ir išmeti. Keliai stiklai. Bet jie miške nesiardo jie. Tai yra per mažą krepšelį. Kartą. Viskas trūksta. Viskas surinksiu, jeigu čia taip. Tikrai tiek rasiu daug šiukšlių. Tai mėlyje. Tai mėlyje. Tokie reikaliukai. Reikia saugoti savo gamtą, ypač savo miškelį, kuriame tu gyveni, po kurį tu vaikštai. Aš manau, tai yra svarbu ir tai reikia suprasti. Taip kad, mėlyje, ačiū už dėmesį, laikykim tvarkos, laikykim švaros miške ir bus tiesiog smagu žygiuoti, keliauti su draugais vieniem ar su šeima.
Tai va, visiems palaikom ryšį.